Na, jau dalinausi, kaip šiandien susiruošiau, kaip norėjau būti čia stilinga, madinga, eiti su skrybelaite, bet aišku, iškart pasižiūrėjau, vėjas labai didelis ir jau pamačiau, kaip aš bėgu, gaudau savo tą skrybelę paknopstom, na tai kągi, teko ją palikti ir eiti be skrybelės, bet norėjau pasakyti, kad jau artėja Joninės, jau lygiadienis, jau dienos trumpės, taip kad vis laukiam vasaro. Sveiki, sakau labas visiems madistam, madistėm, mados mėgėjam. Šiandien susiruošiau prasivaikščioti, susikūriau tokį šios dienos outfitą. Vasarinę suknelę užsidėjau, ilgom rankovėm, labai tokia irgi boho stiliaus. Taip pat savo kaubojiškus batus, tokį paltuką. Na ir aišku, pagalvojau, kad man labai tiktų čia skrybelė. Aš ją vežiausi iš Ispanijos, ten aš iš vis mėgstu skrybelės, aš ją ten labai nešiojau, galvojau, kad ir čia Lietuvoje aš tikrai vaikščiosiu su ją, bet patikėkit manim, neturėjau progos, nes ir šiandien aš tai užsidėjau tik tai prie pasižiūrėti, pagalvojau, kad jinai labai tiktų. Beprotiškas laukia vėjas, plėšia viską nuo galvos, tiesiog neįmanoma. Taigi man Lietuvoje tiesiog nėra galimybės išeiti su skrybele. Tai šios dienos toksai įvaizdis ir keliauju pasivaikščioti su reikalais. Gražios visiems dienos. Sveiki. Na, rodau savo gražųjį kiemelį, jau po to, kai aš viską susitvarkiau. Čia mano žydinčios gėlytės, viskas gražiai, po truputį žydi, nusipjoviau žolytę, truputį apsiravėjau. Na ir dabar toks jau gražus vaizdas, viskas žaliuoja. Viskas žydė ir aš tokia laiminga, kad padariau tokius gerus darbus. Šįkart vasarinių gėlyčių pas mane nėra, daugiau daugiametės. Na ir kągi, išėjau atsigerti vandenuko, pasėdėti po visko ir čia aš jau rodau, kad mano rožės užpuolė kažkokią ligą, aišku, kiekvienais metais beveik tai būna, ir man teko jau pirkti vaistų, purkšti jas ir teks dar pakartoti, nes jos jau sukrovusios gražius žiedelius, jau ruošiasi žydėti, bet lapeliai nyksta, ar tos drėgmės per daug, ar kažkas tai joms nepatinka. Na, bet kaip visada bandau gaivinti, bandau gydyti ir tikiuosi viskas bus gerai. O čia nusipjoviau žolę ir irgi matau, kad po apačią, nežinau, kažkokia, jinai pageltusi, jinai buvo gan tokia jau užaugusi, pageltusi visa, tai aš dar ją patręšiau. Nežinau, gerai padariau ar blogai, bet dar uždėjau truputį trąšų, taip pat pabarščiau nuo visų tų šliužų. Na ir mano visos šitas daugiametės, ko puikiausia, jau ruošiasi daug žydėti. Čia, kur gavau iš Zinos, labai gražių, užmiršau, heicheros, ne heicheros, kaip jos. Tai visos jos jau su žiedeliais. Taip pat šita mano labai graži gėlytė, geltonai žydė ir labai bitelės ją mėgsta. Taip, kad ramunės jau pradeda žydėti, irgi labai aš mėgstu. Viskas, aišku, vėliau, viskas. Na, bet džiugina pro langą, pasižiūriu, gražu ir širdį, gražu ir gera. Colors and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall. Sveiki visi, labai malonu. Na ir
taip kažkodėl tai šiandien nutariau tokį padaryti įrašą, nežinau, gal kad nuotaika kažkokia gerėja, gal kad tiesiog visokius gerus darbus pasidariau, susitvarkiau savo aplinką, nusipjoviau žolę, matėt tenais ir pasidariau daug visokių darbų, taip pat pradėjau tapyti naują paveikslą. Na, o dar noriu parodyti, dar spėjau kaip tik nueiti ir pasimti savo pirkinukus, tai pažiūrėkit toks, senai svajojau, toksai kalnieriukas, aišku, jisai tiks daug kur, ant visokių suknelių, kažkodėl dabar man labai toksai stilius prie dušios ir aš jį tokį nusipirkau, kadangi aš pati prekiauju Vintede, aš stengiuosi ir iš ten ir pirkti ir palaikyti tą visą tokią mainų tą programą, kada tu irgi ne tik parduodi, bet ir perki. Ir dar mano vienas pirkinukas, tai tokią knygą aš esu ir turėjusi, tai Lietuvos 20 amžiaus lietuvių dailės istorija. Tai visi dailininkai, apie jų aprašymas ir taip pat iliustracijos, ir Kalpokas, ir Dzmuidzinavičius, ir Sklėrius, ir Čiurlionis, ir taip pat skulptoriai. Labai įdomi knyga, labai nebrangiai. Tai tiesiog tokį, aš eidavau į tokį knygyną, ten irgi yra tos visos knygos tokios, ten aišku kainos ten. O čia tikrai gan nebrangiai nusipirkau šitą knygą. Dar prieš tai buvau pirkusi tokią galeriją Madrid. Tai čia irgi ispanų dailininkų, tokios labai gražios iliustracijos, daugiau tokių ir šventų visokių paveikslų. Bet vis tiek pasižiūrėti įdomu, gal kažko daugiau tikėjausi, bet gera knyga. O dar buvo geriausias dalykas, kai mes kraustėmės iš namo, aš galvojau, kad aš praradau visas savo šitas meninės knygas ir taip gailėjausi, bet nuvažiavau pas mamytę savo, pasižiūrėjau, kad visos šitas knygos mano pas ją ir jinai išsaugojusi šitą Dzmuidzinavičiaus knygą, kurią aš labai, labai mėgau, jinai yra padovanota mano tėveliui, tiesiog su užrašu gimimo dienos, vardo dienos proga. Tai ir tokia nuostabi knyga su nuostabiom iliustracijom. Tai žinokit, aš taip apsidžiaugiau, kad aš ją radau, kad man jos nebereiks iš naujo pirktis, nes tikrai labai vertinu tokias knygas ir labai jomis žaviuosi. Na va, kadangi pradėjau naują tapyti tokį paveikslą, nežinau, tiesiog gal vėliau parodysiu. O dar noriu papasakoti, kokią pasiekia mane tokia informacija. Kaip tik šiandien aš kažkaip tai atsiverčiu internetą ir tenais toks video man, kad vienu žodžiu irgi kas liečia žmogaus visą grožį, viskas sveikata, grožis, amžius, tai tiesiog kaip nėra tokio amžiaus, kad tau tu jau ten esi senas. Nors, aišku, taip fiziškai tu jauti, aš, pavyzdžiui, irgi pradėjau labai jausti ir pasirodo, kad tai nėra, tai yra tavo energija, tavo, ką tu spinduliuoji, ką tu gauni ir kad tu tiesiog gali savo vidum būti tikrai ilgai jaunas. Aišku, čia irgi yra ten kitokius visokius kraštutinumus, bet kad aš noriu pasakyti, kad man yra gyvenime daug tekę sutikti tokių žmonių vyresnių. Ir kai tu į juos žiūri, galvoji, Jėzau, kokia graži, ar koks jisai gražus, kad jisai yra amžiui tokiam. Ir kai tu supranti, kad tai yra jau vidinis tas grožis spindi,
Tai yra tikrai didelis dalykas. Ir aš nusinčiau tiesiog tas video keliom savo draugėm, nežinau, kiek jos supras, kiek tai, bet kam reikalinga ta informacija, jinai ateis. Ir kai irgi žiūrėdama ir visokius ten kviečia, visokius tos webinarus, aišku, kažkam tai gal jų reikia, nes reikia tą pradžiamokslį gal ir praeiti, bet aš suprantu ir ten irgi sakoma, kad tu turi save pirmiausia įsiklausyti, labai save. Ir tiesiog jau mes jaunystėje pragyvenom taip, kaip reikia, kaip mus spaudė, kaip mus visuomenė, kaip mes kažkuom ten norėjom būti vienuomu, turėjom dirbti ten kažką kitą, nes reikėjo ten šeimą išlaikyti, vaikai, šeima. Ir kad tai irgi mūsų sistemai yra labai naudinga, kada mes nežinom, kad mes su savo mintimis, su savo ta emocija, su savo to vidiniu pasauliu tvarkom išorę. Ne mes, ne išorė yra, pagrindė yra mūsų vidus, kur mes galime šitą visą tvarkyti, o tada jau kontroliuoti ir tuos išorinius dalykus. Tai tiek norėjau pasidalinti su jumis ir visiems gražaus sekmadienio ir linkiu pasižiūrėti mano video.